Labadiena, Matrico numerologijos centro. Šiandieną mes padėsim Jums apsispręsti arba duosim į Jūsų rankas dar vieną papildomą įrankį, kaip į ką atkreipti dėmesį ir kas yra svarbu kandidatuose, kurie šiandien dieną yra patys populiariausi, keturi žmonės, tai yra Nausėda, Šimonytė, Puidokas ir Juozaitis. Tai pirmiausiai noriu, kad Jūs pasižiūrėtumėt štai į tuos keturis žemėlapius, kaip aš vadinu, pagal gimimo datą ir pamatysite, kad 3 iš jų praktiškai yra vienodom tokiom stipriosiam pusėm ir vienas yra visiškai skirtingas negu visi. Tas vienas visiškai skirtingas yra Mindaugo Puidoko, o visi tie 3 tarpusavyje panašus yra kitų kandidatų. Tai dabar pradžiai apie kiekvieną iš eilės skaičius, vienetas. Kai mes kalbam apie skaičių, tai yra energija. Vienetas turi vieną energiją, dvejetas turi kitą energiją, trejetas yra trečia energijos, visos kitokios. Žmogus likindas ir jis sudėtas iš tų energijų. Tai kai kalbam apie vienetą, tai yra norma, kai kiekvieno skaičiaus bendrai yra po vieną arba maksimum 2. Pa Šimonytę matom 4 vienetai, tai yra ryški perkrova vienos energijos, tai yra kalbėjimo. Dėl to mes ir galim pastebėti, kaip tarkim, jinai viešoje erdvėje gali pasakyti kažką ir necenzūriško, tokio nelabai mandagaus, todėl kad tos energijos yra perkrova, jinai jos negali sukontroliuoti. Tai vat, jai reikėtų daug kalbėti, rašyti programas, metodikas, kad kuo daugiau ištransliuočiau tos energijos. Tai čia jos yra stiprioji pusė. Visi kandidatai kiti turi po labai gerą 2 vienetų normą. Dvejetas yra stabili psichika, kiek žmogus yra stiprus ir nepažeidžiamas. Tai kadangi ne vienas kandidatas dvejeto neturi, tai jie visi yra psichologiškai stiprus ir nepažeidžiami. Trejetas yra atmintis. Atmintis ir gebėjimas apdoroti informaciją savo galvoje. Tai visi kandidatai su tuščiu langeliu, vienintelis Puidokas turi trejetą, ar ne, tai atiduodam šitą vietą jam stiprią pusę. Ketvirtas yra profesionalumas, bet iš kitos pusės ir laisvės norėjimas, ar ne, kai nėra ketvirto, žmogus labai vertina savirealizacijos laisvę. Tai ketvirtus turi Juozaitis ir Šimonytė ir Nausėda, Puidokas ketvirto neturi, Puidokas labiau mėgsta veikti laisvai, o kitiems labai svarbu taisyklės ir profesionalumas, ar ne? Tai su ketvirtais taip. Penketas yra žmogaus asmenybė žinojimo, kur jis eina skaičius. Žmogus, kuris turi penketą, jis už save pastovi, jisai nepabijos paprašyti pinigų už tam tikrą atliktą darbą, nepabijos savęs įvertinti, žodžiu, pasiaukoti jis nelinkęs. Nors tai buvimas penketo kvadrate reiškia, kad žmogus žino, kuris eina, tai užskaitom visiems kaip pliusus, neturi jo Puidokas, bet Puidoko aš pakomentuosiu šiek tiek vėliau, nes jo visiškai kita korta ir visiškai kitaip traktuojam. Kortą turiu mintyje kvadratas, gyvenimo žemėlapis, kuris susideda iš gimimo datos. Toliau šešetas kalba apie namų darbus, tvarkos darbus, prisirišimą prie namų, tai visi kandidatai kaip ir Nausėda turi, Juozaitis turi, Šimonytė ir Puidokas neturi, bet vėlgi Puidoko atskiras variantas. Septynetas yra gebėjimas įsiklausyti į kitą žmogų, gebėjimas suprasti ir pajausti, ko reikia kitam žmogui. Tai šiuo atveju Šimonytė ir Puidokas šitą skaičių turi, o kiti 2 kandidatai, tai Nausėda ir Juozaitis neturi. Aštuonetas atsako už tai, kaip žmogus mato pasaulį. Ar globaliai, ar ciklinasi į smulkmenas. Tai kai nėra aštuoneto, žmogus tą pasaulį mato globaliai ir, sakykime, jisai, jeigu kalbant apie prezidentą, jis žiūrės globaliai, kas Lietuvai yra naudinga ir galutinį tikslą matys. Žmogus, kuris turi aštuonetą, jis ciklinsis į kažkokias smulkmenas ir gali praleisti patį pagrindinį dalyką. Tai žodžiu, jeigu pagal aštuonetą, tai Šimonytė dedu minusą, jinai jo neturi. Nausėdai, Šimonytė dedu pliusą, nes aštuoneto nėra, globalus matymas. Nausėdai taip pat pliusas, nes globalus matymas.
puidokui pliusas, o jau juozaičiui šiuo atveju dedu minusą. Devynetas tai yra ekstrasensorika, vėlgi kiek žmogus sugeba jausti. Mes labai dažnai nekreipiam dėmesio gal jausmą, vieni tai vadina intuicija, kiti dar kažko, bet jau kiekvienas, žiūrėkite, jeigu mes darom kažkokį blogą darbą, mes viduje jaučiam, kad negerai darom. Arba tarkim, vežam šuniuką užmigdyti, vienas tai padarys normaliai dalykiškai, kitas pergyvens ir jaus, kad tai nėra jo atsakomybės reikalas, jis neturi teisės to daryti. Tai vat, devynetas yra tas jutimas, puidokas turi 3 devynetus irgi labai stipriai jaučia, gal tai kitą kartą kitiems atrodo, kad jis ar išsišokėlis, ar jis tiesiog daugiau jaučia, negu tas, kuris, tarkim, turi 1 devynetą. Ir dabar pakalbėsiu apie stipriasias jų pusės. Kodėl iš pat pradžių sakiau, kad visi 3 kvadratai Šimonytės, Nausėdos ir Juozaičio vienodi, todėl kad jie turi kiekvienas po tą pačią strėlę. Tai yra kalbėjimas, komunikacija, buvimas tokioj scenoj, bendravimas su auditorija. Va čia yra jų stipriosios pusės. Ir daug kas, kiek aš mačiau socialiniuose tinkluose, tokį daro priekaištą puidokui, kad jis galbūt viską iš rašto skaito, negali lengvai komunikuoti. Tai puidokas turi išskirtinį ženklą, kaip jūs matote, jis turi 4 išskirtinius, kaip mes sakom, numerologai blokuotus skaičius. Tai yra privalumas. Tai yra reta kombinacija, kai žmogus, kaip sako, laiko 4 namo sienas arba 4 namo kampus, tai puidokas šiuo atveju vertybinės, visas vertybinės pozicijas turi savo kvadrate. Tai jeigu jis ir neturi 5, kuris atsako už tai, kur žmogus eina ir nuostatas aiškės, tai jis turi vertybinės pozicijas jau kaip užkrovą atsinešęs su savimi, todėl galbūt jis jaunas, 40 metų, bet jis jau visiškai tai aiškiai deklaruoja ir už tai kovoja. To, kad tai jame kaip pamatas jau padėta, jau įdirbis jam nereikalingas, jis jau tai žino, tai jo viduje ir jis jau tai jaučia. Dabar, kas liečia toliau, paskaičiavau dar kiekvieno iš šitų žmonių pašaukimo skaičius. Pašaukimas tai yra nemalonumas, ne pomėgis, o pašaukimas tai kai tu dirbi vardan žmonių. Tai pašaukimo skaičius Šimonytės yra pripažinimas, jai labai reikia pripažinimo. Ir žinot, aš kaip pagalvoju, bet kaip matau YouTube'ai, kaip jin geria alų, viskas tvarkoja, galima gerti alų, bet jai tiek reikia turbūt dėmesio ir to pripažinimo, kad jin gali siekdama prezidento posto net į tokį ampluą save padėti, kad gauti to pripažinimo, nes jai to tiesiog reikia. Jeigu aš kalbu apie Nausėdą, jo pašaukimo skaičius yra vienetas, tai yra mokyti. Mokyti, perduoti kitiems žinias, galbūt mokyti finansų, galbūt bankininkystės kažkokių dalykų, bet tai yra mokymas. Jeigu žiūriu į puidoko grafą, ten yra pripažinimas 19, tai yra valdymas ir vadovavimas. Ne pripažinimas, o pašaukimas yra valdymas ir vadovavimas. Tai reiškia, kad tas žmogus savo prigimtimi jau atsineša tuos būdo bruožus, kurie leidžia jam tai daryti aukščiausiam lygmenyje. Lygiai taip pat 19 pašaukimo skaičius yra ir pono Juozaičio. Tai šie 2 kandidatai absoliučiai tinkantis vadovauti ir valdyti plačiam kontekste. Dar vieną trūkumą, kurį matau pono Nausėdos, jo pasąmonės kvadrate, yra 3 šešetai. 3 šešetai tai yra moteriška energija. Tai yra perkrova moteriškos energijos, kai žmogus, tarkim, iš mano pavyzdžių, žmonės, vyrai turintys 3 šešetus, jie gali megzti, gaminti, plauti indus, su didžiausiu malonumu, jiems tvarka, bet šita moteriška zona yra labai savita, tai ir tiesiog energijos perkrova, toks žmogus pedantas, jis viską sudės į stalčiukus, jeigu viskas bus ne ten arba kaip nors ne pagal tą planą, kaip jisai susidėliojo, jam jau bus nemalonus pojūčiai. Tai čia toks, sakyčiau, ženklas, kuris prezidentui būtų kaip trūkumas, kaip vyrui trūkumas.
Ir kiti kandidatai turi veiklumo strėles. Šimonytė yra labai veikli, jinai dalyvauja visur, ar ne? Lygiai taip pat Puidokas turi veiklumo strėlę. Ponas Juozaitis turi strategijos strėlę, tai yra strateguoti, jo yra stiprioji pusė. Jeigu jis kurtų strategijas ir jas, kaip sakyt, dėstytų, pristatytų, tai būtų taip komplekte labai geras kelias jo saviraiškai. Puidokas, kaip ir sakiau, turi veiklumo stipriąją pusę. Ir ponas Nausėda neturi nė vienos, jokios stipriosios pusės savo pasąmonės kvadrate. Patys žinom, kad pasąmonė mus labai stipriai veikia, mes ir baimės iš ten turim, ir tuos dalykus, su kuriais visada kovojam. Tai kai čia nėra stipriųjų pusių, tai tiesiog išskirtinė tokia dalis, apie kurią norėjau pasakyti. Čia, jeigu matot, lygiai taip pat yra tuščia ir čia tuščia. Tai yra ašis. Žmogaus ašis, kur yra charakterio jėga ir šeimos poreikis. Tai poreikis tvarkai labai didelis, bet atsakomybės šeimos, supratimo globalaus apie tai žmogus neturi turėti. Tai yra jo pasąmonėje, šiam gyvenime jis gali turėti tą šeimą. Bet iš pasąmonės jam tai nėra taip aiškiai suvokiama, kaip tarkim žmogui, kuris turi visiškai aiškias pamatinės vertybės. Tai dabar, kaip ir matematikoje, aš sudėliojau pliusiukus pagal kiekvieną skaičių kiekvienam žmogui ir tiesiog skaičiuoju. Šimonytė yra 7 pliusai, Nausėda yra 8 pliusai, Puidokas yra 11 pliusų ir Juozaitis yra 10 pliusų. Tai mano akimis 2 patys geriausi, patys verčiausi mūsų balsų kandidatai yra Juozaitis ir Mindaugas Puidokas. Aš savo balsą atiduočiau Mindaugui Puidokui, netgi matematiškai remiantis, jis surenka daugiausiai pliusų ir daugiausiai privalumų. Ir kaip ir pradžioje sakiau, jeigu pasižiūrėsite į mano lentą, tai visi 3 yra plius minus vienodi. Vienintelis žmogus yra išskirtinis. Ta mes matom ir jo veikloje. Tai ačiū Jums uždėmesį, kad buvot ir labai džiaugsiuosi, jeigu Jūs visais įrankiais, kuriuos turit, pasinaudosit prieš atiduodami savo balsą. Ačiū uždėmesį, su Jumis buvo Matrica numerologijos centras ir aš Zita Baskienė. Iki.